Sveiki! Ir įpusėjus darbo savaitėj mes kartu su jumis bei kviečiame žiūrėti informacinę laidą. Tauragės apskrities mokyklose baigiama įgyvendinti projekto TAPK programa Tu ir aš kartu, mes gale. Gegužės 15-ąją Tauragės kultūros rūmose surengta programos baigiamoji konferencija. Tauragės apskrities mokyklose įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamo projekto TAPK programą Tu ir aš kartu mes gale, moksleiviai buvo skatinami daugiau laiko skirti savanoriškai veiklai. TAPK tai neformaliojo švietimo paslaugų rėmimo sistemos sukūrimo šalies savivaldybėse. Projektas Tauragės apskrities ugdymo įstaigose tęsiasi nuo 2011 m. rugsėjo iki šių metų gegužės 31 dienos. Nuo programos Tu ir aš kartu mes gale aktyviais dalyviais tapo 2 Jurbarko, 6 Tauragės, 6 Šilalės rajonų, taip pat 6 Pagėgių savivaldybės mokyklų moksleiviai. Programos Tu ir aš kartu mes gale tikslai yra motyvuoti programoje dalyvaujančių mokyklų mokinius ir pedagogus savanoriškai veiklai, ypatingą dėmesį skiriant tiems, kurie dar nėra suradę savęs realizavimo galimybių. Formuojant programos dalyvių požiūrį į savanorystę, skatinti jų kūrybingumą, komunikabilumą, toleranciją ir pakantumą, puoselėti norą kurti draugiškus santykius su aplinka ir bendruomenė. Padėti moksleiviams įsiugdyti sugebėjimą savarankiškai priimti įsipareigojimus ir atsakomybę už jų vykdymą bei padėti renkantis profesiją. Tauragės apskrities mokyklose jau kuris laikas vyksta rengiama programa Tu ir aš kartu mes gale. Sakykime, gal galėtumėt pristatyti išsamiau tą programą? Tai programa, pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad ją finansuoja Europos socialinis fondas ir Lietuvos Respublikos biudžetas. Tai yra garsus projektas, neformalaus švietimo projektas TAPK. Arba jeigu taip iššifruotume, tai neformalaus švietimo paslaugų rėmimo sistemos sukūrimas savivaldybėse. Ir čia yra to projekto TAPK dalis, programa Tu ir aš kartu mes gale skirta savanoriškai veiklai ugdyti. Nes mes pasirinkom, kad šio laiko galbūt tikrai jaunam žmogui labai gerai motyvuoti savanorystei, kad išmoktų nuo mažens daryti gerus darbus. Programa taip pat ir kaip ir truputėlį nukreipia į darbo rinką žmonės, ar ne taip? Yra ir šita prasme. Be abejo, tai yra kartu ir profesinis orientavimas, kadangi mes šoliam, nes ką reiškia savanorystė. Savanorystė nėra vien socialinis rytis. Mes savanoriaujam kultūrai, mes savanoriaujam sporte. Jeigu taip trumpai pasakius, tai savanorystė žmogui, aplinka ir visatai gali būti. Taigi, lygiai taip pat, kadangi jisai prašolioja per visas įvairias įstaigas, jisai pamato įvairių profesijų žmonės ir pamato, kaip jie dirba. Aišku, čia buvo tik tai pažintinis, čia mes prašoliavom, prabėgom, bet savanorystė yra tas būdas pasirenkant profesiją jaunam žmogui. Na ir kaip Tauragės apskrities mokyklos ar aktyvios šios programos dalyvės? Aktyvesnis negu tikėjomės. Iš ties, pagal pirkimą mes turėjome apmokyti 250 į šitą programą įjungti. Ir mums pasakė, kad Tauragės apskritis visiškai nenori dalyvauja programoje. Tai mūdėl pasistengėm su savo kolegė su Svetlana Radžiul, pasistengėm, kad būtų kuo daugiau mokyklų. Na ir kaip paprastai būna, kaip tame anekdote, kad persistengia ir atsiduri kitoje arklio pusėje. Rugsėjo mėnesį mes turėjom 557 moksleivius. Baigėsi programą 404 moksleiviai. Čia iš Tauragės apskrities? Iš Tauragės, vieni iš Tauragės apskrities. Ir tai yra dalyvavo 6 Pagėgių, 2 Jurbarko rajono, 5 Tauragės ir 6 Šilalės rajono mokyklos. Ir kas bus aptarta trumpai baigiamojoje konferencijoje? Šiandien baigiamojoje konferencijoje truputėlį labai trumpai apžvelgsim pačią programą, dar sykį prisiminsim. Ir pats svarbiausias akcentas tai moksleivių, tų grupių, kurios dalyvavo programoje, meninės ataskaitos. Jie per savo meninę programą parodys, ko jie išmoko, patiko, nepatiko jiems tas projektas. Aš jums juokauju, jeigu jūs galit parodijuoti, galit labai linksmai nuteikti, kaip jums patinka. Taigi pamatysim, aš ir pati nežinau, ką jie parodys. Į kultūros rūmose surengtą baigiamąją konferenciją susirinko programoje dalyvavusių 20 Tauragės apskrities mokyklų atstovai. Sveikinimo žodį konferencijos dalyviams tarusi programos Tu ir aš kartu mes gale vadovė Genovaitė Paulikaitė pabrėžė, kad mūsų apskrities moksleiviai tapo itin aktyviais programos dalyviais. Vadovė išreiškė viltį, kad galbūt Tauragėje bus kada nors įkurtas ir savanorystės centras. Tokie centrai jau yra įprastas dalykas daugumoje Europos šalių. Programos baigiamoji konferencija netapo nuobodžių pasisidėjimų, jos dalyviams neteko klausytis ilgų kalbų. Būta daug sveikinimų, apdovanojimų. Jų sulaukė ne tik moksleiviai, bet ir mokytojai.
Prizai, padėkos raštai įteikti mokyklų socialiniams pedagogams, kitiems programoje dalyvavusiems mokytojams. Visi moksleiviai, programos dalyviai, gavo specialius pažymėjimus patvirtinančius, jog jie neatlygintinai dalyvavo savanoriškoje veikloje. Na, o kiekviena mokykla programos užbaigtuvėms paruošė ir vadinamąsias ataskaitas, meninės programas. Tad baigiamoji programos Tu ir aš kartu mes gale konferencija tapo linksma šventė visiems jos dalyviams. Programos iniciatoriai ir vadovai įsitikinę, jog joje dalyvavę moksleiviai įgavo įvairiapusės patirties, suvokė, kad gerus darbus galima daryti savoje aplinkoje, toje, kurioje pats gyveni.